Brangiosios, jūsų vyrų laukia štai tokia užduotis. Ar esate kada girdėjusios tokį žodį kerlingas? Prisipažinsiu, iš tiesų nesu žaidęs pats šito žaidimo ir gyvai nesumatęs, kaip tai yra daroma. Bet įvairiuose internetiniuose puslapiuose tą galima pamatyti. Kaip matote, turime puikią trasą, tai yra stalas. Prie starto linijos nuostabus kokteiliai, kuriuos reikės nustumti į saugią zoną stalo gale. Nieko nelaukdami ir pradėsim. Paragausim pradžiai kokteilį. Ne kažką. Trūksta stiprumo, bet rūgštumo už tai ne. Pabandysiu paprasčiausių variantų ir paprasčiausių būdų. Tai gavas nelabai saugiai. Ir nelabai kaip. Pabandysim kaip tikram kerlinge. Jis juda. Bandom. Nesitikėta, ne? Na taip, čia skaitos. Va taip. Nu stiprybės. Šitas vaikiškas. Paleidžiam. Turi kokteilis neišsipilti. 1, 2, 3. Negerai čia biškelį. Gerai. Ir paskutinis. Pats geriausias dabar, tikrai. Garantuoju. Velnias, man iš 8 kokteilių pavyko nusviesti tik tai vieną į saugią zoną. Aš turiu dar vieną paskutiniausią šansą. Štai tas stebuklingas indas. Mano močiutės. Silpnai sūdyti. Neseniai rūgti. Jisai tikrai nenukris. Svarbiausia, puikiai nusitaikyti. Kągi vyrai, iš 8, tai yra 9, man pavyko vieną pastatyti į saugią vietą. Tai nelengva, bet padaryti įmanoma.